Sveiki, esu Rimvydas Židžiūnas, knygos Meistro kelias autorius. Joje aš dalinuosi savo 30 metų asmeninio ir dvasinio kelio istoriją. Kai aš keliavau po pasaulį ir ieškojau mokytojų, aš sutikau labai įdomius, keistus ir unikalius meistrus, iš kurių mokinausi dešimtmečiais. Jie, būdami europiečiai, apie 40 metų gyveno Azijoje ir mokinosi iš rytų išminčių. Dėl to jie dalinosi nuostabia praktika, kuri padėjo sujungti labai turtingą vidinį dvasinį gyvenimą su lygiai taip pat turtingu išoriniu gyvenimu. Pradžioje kelio aš galvojau, kad svarbiausia yra išgyventi labai stiprius kažkokius nuostabius išgyvenimus ir tie nuostabus išgyvenimai išspręs visas mano problemas. Po kažkiek laiko su manim tai vyko, aš atradau tą nuostabų meilės, džiaugsmų, šviesos šaltinį viduje, tačiau išorinio gyvenimo problemos niekur neišnyko. Jos neįsisprendė. Ir aš, aišku, norėjau iš karto po to emigruoti į vidų, atsisakyti tų problemų sprendimų ir gyventi kažkokį nuostabų, idealų gyvenimą viduje. Tačiau mano meistrai neleido man to padaryti. Nukreipė mane į veiklos pasaulį. Taigi aš visų savo pajėgumų pasinėriau į veiklą, pardavimus, vadovavimą, karjerą, mokinausi daug visokių dalykų ir stengiausi išspręsti šitus uždavinius. Taigi aš po kiek laiko tapau sėkmingas savo veikloje, absoliučiai sėkmingas. Tačiau jokios realizacijos tame nebuvo. Jokios laimės jausmų nebuvo. Tiesiog aš pasiekiau rezultatus. Ir va čia mano meistrai man labai padėjo. Jie parodė man naują, visuminį meistro kelią, kuriame visą tai susijungia žmogaus turtingas vidinis dvasinis gyvenimas ir aktyvi, kūrybinga, labai įdomi veikla. Taigi, aš savo knygoje dalinuosi 12 žingsnių, 3 etapų, metodų, kurį aš mokinu 26 metus savo mokymų centre. Jisai man padėjo sujungti mano vidinius resursus su išoriniais rezultatais. Ir aš aptikau neįtikėtiną realizacijos ir pilnatvės jausmą bet kokioje veikloje, nuo maisto gaminimo iki karjeros veiklos. Taigi, jeigu jums tai yra įdomu ir jūs ieškote naujos realizacijos dimensijos savo veikloje, kaip būti ir laimingu, ir sėkmingu įvairiose veiklose, tai ši knyga jums.